Labai įdomu, kai tuos pacientus nestabilios būsenos, sužalotus, sulaužytus atveža pas jūs į priimamai. Ar jie supranta, kad jūs jiems teikiate pagalbą, ar tai įsivelia dar vieną kovą? Tai čia priklauso koks miksas. Narkotikas koks bus narkotikas. Kada tu būni susikaupęs ir bandai tam žmogui padėti sutvarkyti tą jo traumą, tu tiesiog net nesitikė, kad jau čia tau reikės to įgintis. Ar būna dažnai vaikų traumos su paspirtukais? Nutinka, kai juos veža tėvai. Vis dažniau pasigirsta svarstymų, jog drausti paspirtukais važinėti be šalmų. Ar šalmai yra ta išeitis, kur bent dalį traumų nuimtų? Mūsų vaikai, kai užaugs, jie užaugs ant paspirtuko. Ir tų traumų tikrai bus mažesnis kiekis ir tai yra norma ir įprasta. Didžiausios traumos yra pasiekmė perdėtų linksmybių, kur yra narkotikai, alkoholis, ten prasideda ir traumos. Mes suprantam tos pasiteisinimus, bet iš tikrųjų tai per mažos veikimo jėgos, kad taip jau lūžtų lengvai kaulai.